Ir visa bėda ta, kad tie gydymo būtent refliukso dalys yra vienodai svarbios. Endoskopija, apžiūrinėjimas iš vidaus. Taip. Kas ir kada su tais skrandžiais vyksta pas žmonės? Atsisakyti ten ar ten pieno produktai, ten cukrus, taip, čia jau daug kas tą žino. Ar psichiatras nesinervuoja? Reikia tiesiog gyventi. Kaip su tais pusryčiais? Kaip būna su tavo pusryčiais? Dažniausiai nevalgau. Eik, rimtai. Jo. Bet tu gal ką nors žinai apie tai, gal reikia nevalgyti pusryčių? Reikia tiesiog gyventi. Nevalgai nieko tokio. Pavalgai valio. Bet daktaram čia tai būna, batsiuvybė batų, mes nepasirūpinam tai savo pusryčiais. Tai ne žmonės, čia tas pats, kas sakyti, kad ar pulmonologas nerūko. Irgi rūko žmonės, tai čia taip yra. Argi mes išskirtiniai? Ne. Ar psichiatras nesinervuoja? Aišku, nervuojasi. Ar jam nereikia psichiatro kartais? Aišku, reikia. Aišku, reikia. Tai čia lygiai tas pats. Sveiki ir sveikinuosi vėl kartu ir su savo kolega pašnekovu iš Vilnelės klinikų virtuvėlės, kur vyksta laida ir laidos filmavimas Sveikatos virtuvė. Ir čia mūsų susitikimo tikslas yra kuo daugiau jums papasakoti neoficialiai, kartu apšviesti tai, ką mes žinom, ką mes norėtumėm su jumis pasidalinti. Ir šiandien šitam pokalbiui pasikviečiau gydytoją, gastroenterologą, virškinamojo trakto gydytoją Artautą Mickevičių. Sveikas, Artautai. Labas. Tai vis dėlto, kaip gydytojai mes gyvename, mes pavyzdys ar ne pavyzdys pacientam esame? Vat iš tos tokios tavo specialybės, iš mano specialybės pusės. Tai aš manau, kažkiek tai pavyzdys turėtume būti. Dabar kiek mes esam, tai labai individualiai, žinok. Aš asmeniškai nemanau, kad aš esu pavyzdys, bet aš tą ir taip ir pacientam savo ir sakau, kad taisyklės galbūt būtų tokios, bet aš, pavyzdžiui, toks nesilaikau galbūt tų taisyklių ir jiem tarsi kaip ir duodu suprast, kad gyvenimas yra labai skirtingas, tų taisyklių laikytis kiekvienam labai sunku. Pasakyti lengva, bet įvykdyti vis laik sunku, tai aš pats tiek jėgų turbūt irgi neturiu. Ir kad mes visi turėtumėm taip vis po truputį, vis labiau stengtis dėl savo sveikatos, ar ne? Tai stengtis vis laiką reikia. Kaip tu galvoji, tarkim, iš tavo specialybinės pusės, ar yra, kur visa lietuvių tauta galėtų kažką tai pasistengti, kur galėtų tikrai, taip matai, kad tendencingai vis kažkas atsikartoja ir kad tai yra vos ne tautos bruožas, arba ten, nežinau, kažkokio amžiaus ar kažkokių kitokių grupių bruožas. Ar tu esi pastebėjęs kažkokias tendencijas savo darbe ir kur, atrodo, norėtum visiems papasakot, kad kažką tai visi žmonės žinotų? Tai vėlgi reikia atskirti gal dvi kategorijas žmonių, tai tie stacionariniai pacientai, kurie jau ligoninėse gydomi ir tokiom, kaip sakyti, tom apčiuopiamom, tom organiniam ligom, tai ten kažkokių taisyklių jau turbūt jau nebėra tų taisyklių, kad kažko tai išvengti to dalyko. Ambulatoriniai pacientai, kur tikrai dažnai konsultuoju, tai turbūt didžiausia, turbūt ne veltui su tim kalbu, nes vėlgi psichiatrija, gastroenterologija tikrai yra susiję dalykai, nes, pavyzdžiui, ambulatorinių pacientų, tokių, kur konsultuoja kiekvieną dieną, didžioji dalis, net nežodį, ar problemų, ar bėdų susiję tikrai su įtampa, stresu. Tai kalbant apie virškinamąjį traktą, burną, stemplę, skrandį ir žemyn, komanda nesuklydo, pagalvodama, kas galėtų ateiti pas gydytoją psichiatrą, psichoterapeutą, kalbėtis apie bendras kažkokias tai sąsajas, bendrus taškus. Mums iš karto kilo mintis, kad štai gydytojas gastroenterologas. Ir tu dabar tą sakai, ar ne, kad labai daug kas susiję būna su nuovargio būsenom, su įtampos būsenom. O jeigu taip truputį paprašyčiau papasakot plačiau, išsamiau, tokią grinai savo klinikinės praktikos kažkokią tai vidinę išvadą. Ką tu matai, ką tu pastebi, kas būdinga vėlgi visai lietuvių tautai arba tam tikrom amžiaus grupėm, kas darosi su tai žmonėm ir jų virškinamaisiais traktais? Išskirti tas grupės gal nėra labai didelio, kaip sakant, to reikalo ar prasmės. Didžioji dalis žmonių, kaip ir sakiau, tie stresiniai dalykai, jie turi įtakos ypač virškinimo sistemoje labai daug. Tai lietuvių tauta turbūt neišimtis, ar ten palygint su vokiečiais, danais, ten tais pačiais, ar prancūzais, ar kitais, tai vis tiek stresas tą žmogaus kūną
veikia, jis nori ir veikia. Yra aišku lygų, kur gal specialybių, kur mažiau galbūt žmonės susiduria su to, bet kas liečia gastroenterologiją, virškinimo sistemą, tai yra tikrai ta ambulatorinė dalis, tikrai didžioji, ne 50, bet net ne 60% pacientų lemia visas tas stresas, įtampa. Aš kažkada net bandžiau, kaip čia žmonėm paprastai paaiškinti, nemoksliško, kad jie suprastų, kur čia yra bėda. Tai vienam puslapyje, man atrodo, Jungtinių Amerikos valstijų vienos klinikos Cleveland buvo, pacientam toks parašyta, kad taip, tai yra nustatyta ta gut-brain axis, ta smegenų ir žarnyno ta ašis. Ir kaip ir jie paprastai žodžiais tariant, smegenis ir žarnynas tai yra dvi geriausios draugės. Ir jų santykis lemia visą bendrą būseną žmonių. Ar aš teisingai pamenu, kad ir vystimasis vyksta, ar ne? Ar tai iš vieno lapelio užuomazgose vaisius? Gerai pameni ir aš galbūt tik tais vos pamenu, bet čia yra tikrai labai sudėtingi dalykai, bet jie labai svarbus. Tai aišku, mes daug kas nuvertinam tai ir galbūt tas toks banalus pasakymas, visos ligos nuo nervų, gal ne visos, bet iš dalies didžiąją daugumą netgi yra. Tai yra kaip ir daug tiesos, nes apskritai visą mūsų, kaip sakant, kūną, ypač virškinimo sistemos dalis kontroliuoja, kaip ir pacientam rodo galva. Ir kai neseniai supranta tam tikrus signalus, tiek ir iš ateinančius iš pačio virškinimo, vienas pamačius maistą, mūsų smegenys veikia ir duoda tam tikrus signalus, kas ir kaip turi veikti. O tarkim, jeigu kalbant apie simptomus, simptomų rinkinius, jau sutrikimus, jau ligas, labai įdomu, perliukai iš tavo kasdienės praktikos, ką tu pastebi, tarkim, ar ne, kad didžiąja dalimi galimai tai yra susijęs su emocinė žmonių būsena. Tai čia, aišku, pirmoji vietoje visų labai pabrėžiama sritis, ta virškinimo sistemos, tas refliuksas. Refliuksas. Taip, tai čia yra klasika. Tai, aišku, įrodyti žmonėm, aišku, negali vien sakyti, kad tik nuo įtampos streso, bet... Kad kartu dar yra ir... Jo, tai yra. Ir kas, pavyzdžiui, anatomija? Kažkiek anatomija, kažkiek mitybiniai dalykai. Ir stresas. Tai yra viskas, yra kompleksas tam tikro. Taip ir gydyme to viso refliuksinių dalykų tai yra kompleksas. Vaistai, mitybiniai dalykai ir streso kontrolė. Ir visa bėda ta, kad tie gydymo, būtent refliukso dalys yra vienodai svarbios. Taip nebus, kaip paskui ir pacientam, taip pat sakau. Jūs galite mitybą susitvarkyti, vaistus vartoti, bet dažnai pacientai, sakau, stresą kažkur, susitvarkysi, nustumsi. Tai tie simptomai bus taip, gal geriau, gal blogiau. Tai čia numeris 1 turbūt. Kitas pilvo skausmai, ne? Tai pilvo skausmai, jie gali būti labai įvairūs. Dažniausiai, jeigu žmonės yra ne vienoje vietoje, daug, kiekvienam taškelį rodo tai ten, tai šiandien, tai ten vėl. Tai aišku, kai tokį pacientą turi, reikia atskirti tą skausmą. Ar tai tikrai yra nuo tų vadinamų nervų, ar ne. Tai tas čia mūsų yra pagrindinė tokia dalis, kad atskirti šitus dalykus. Pilvo skausmai jau tu turi omenyje žarnyną apačią, ar ne? Tai yra jau žemiau po šonkaulių lanku, jau nebe vien apie skrandžio sritį, kuris irgi skausmingas turbūt pasidaro. Irgi taip. Su gastritu, kuris irgi galėsim apie jį pakalbėti. Čia plati tema. Bet tikrai labai įdomu. Tai, o tarkim, žarnynas, kas tai būna realiai, ar tai būna, nežinau, fantazuoju, bet spazmai, dar kažkaip... Taip, tai dažniausiai tai būna taip spazminio pobūdžio skausmai. Tai vienoje vietoje, tai kitoje vietoje, kur žmogus net negali susijęti, nuo ko tai yra. Tai vienas iš požymių, kad, galbūt yra labiau įtampa stresas. Kalbėjai su žmogum, kažkokia, bandai prie to prieiti dalyko, tai vėl ir paaiškėja, kad savaitgalis, pavyzdžiui, nėra skausmų. Atostogų metu ir valgo bet ką ir gyvena bet kaip ir nėra skausmų. Ir taip vedi ir po to pacientui kažkur tai būna tokių kuriozų, kad pradžiai jisai neigia stresą, bet kai juos šneki, bandai taip vesti kažkokius dėsningumus ir staiga taip pamatai tiesiog žmogui akis taip staiga taip sustoja jisai. Taip man taip šratukai sukas ir taip, daktarė. Bet tikrai. Jūs norit pasakyti, kad ir supranti, kad taip. Pasiekė mano kalba žmogų, kad jis pagaliau suprato ir jau gydymas jau prasidėjo nuo supratimo.
O tarkim, man visada norisi niekad neperlenkti į vien tik tai tokią, mes turim tokį žodį psichiatrijoje, psichoterapijoje, toje pačioje psichologijoje, kad negalim visai nusipsichologizuoti, ar ne? Kas yra tie simptomai, jeigu dabar taip ir liktume apačioje virškinamojo trakto, tarkim, žarnynas, plonasis žarnynas ir žemiau. Kas tau yra tie simptomai, kuriuos žmogus paminėjęs, tavo paties irgi pradeda suktis galvoje tie varžtukai, kad šį žmogų aš turiu siųsti toliau, giliau, būtinai kalbėti jau nebe tik apie psichikos būklę. Jo, tai tokie vieni iš pagrindinių galbūt dalykų, vėl klausiam, tuštinimuose dažnis. Padažnėjo, nepadažnėjo, surėtėjo, nesurėtėjo. Yra tai kažkoks naujas simptomas, anksčiau nebuvęs. Jeigu ten, tarkim, pusės metų bėgė, kažkokie nauji skausmai, pilvo pūtimai, kurie anksčiau nėra buvę, taip, tai toksai jau, toks kaip čia, aliarmos, toks ženklas, kad galbūt jau mums reikia truputėlį jau jo, tą, kaip sakai, minėtą visą nusipsicholizavimą, visą truputėlį, galbūt jau truputėlį laikinai ateiti į šoną ir tirti tą jau organę, tą patologiją, tą tokią apčiuopiamą. Kad jau, nes ar svorio tie patys kritimai, bet vėlgi visas tas ištyrimas paraleliai eina su pokalbiu apie jo grinai psichosomatinę būklę, įtampos stresai. Bet tokie pagrindiniai, tai bus nauji pakankamai simptomai atsiradę naujai ir jau tada jau, aišku, visos ir tyrimai prasideda, ir echoskopijos jau žiūri kažko tai tokio organiško nepraleisti. O jei kalbėtume apie viršutinę virškinamojo trakto dalį, stemplė, skrandis, kada tu suklūsti, irgi kada tau pasidaro neramu apie pacientą, kad tai turbūt bus, nežinau, ne tik emociniai dalykai, kad tai gali būti kažkas, kur reikia greitai ir skubiai reaguoti. Paprastai, kas liečia viršutinį virškinamą traktą, tai, dėja tokių nėra kažkokių simptomų. Iš karto imi žiūrėti viską rimtai, ir jau tik po to jau pirmą atmetus rimtesnius dalykus, jau tada gali po truputėlį į labiau tą psichosomatinę būseną žiūrėti, nes tai tokių gali ir nebūti tokių simptomų, ir jau būti didelių bėdų skrandyje, ir gali būti kažkokie paskaudenimai, o kažkas buvo, ar pats pacientas sako, čia paskaudenimai biškiuo taip pat ir nutempia tą vizitą pas daktarą ir būna per vėlu. Tai čia truputėlį yra tam tikrų bėdų, kad nėra tokių tipinių simptomų, kad sakytum, kad čia tikrai, jau čia greičiausiai pas psichoterapeutą reikia. Deja, taip nėra. Ir su kuo toj kasdieniai praktikoje vėl turbūt norisi tą patį klausti, su kuo tu susiduri, kas vyrauja tam ambulatoriniam konsultavime, kur žmogus, kaip sakom, savo kojom, savo norų ateina pagalbos, ar ne? Kas vyrauja, ką tu matai, kas yra ta lietuvių, nelietuvių, europiečių, galbūt ta silpnoji vieta, kas ta mūsų... Taip, tas refliuksas skrandis yra standartinis dalykas. O antras, tie taip tokie pilvo pūtimai, kažkokie skausmai, kurie dažniausiai ambulatoriniai praktikų turiu galvoje, yra susijęs su tam tikrai mitybiniais dalykais ir maistu. Tai tokie du pagrindiniai, su kuriais mes visi turbūt gastroenterologai susiduria pirmoje vietoje. Ką ten tuose skrandžiuose dažniausiai matot, kai jau žiūrit, kai jau yra endoskopija, apžiūrinėjimas iš vidaus? Kas ir kada su tais skrandžiais vyksta pas žmonės? Ar su tom pačiom stemplėm? Tai mes su tais endoskopiniais tyrimais galim viską pamatyti. Nuo 12 pirštų žarnos, visą skrandį apsižiūrime ir stemplę. Ir prie tam tikrų lygų, aišku, būna tam tikri pakitimai. Jau, aišku, aš nekalbu apie onkologinius susirgimus, kurie gana akivaizdžiai matomi, bet tie patys refliuksai, koščiojimai ir panašiai, tai mes puikiai tą galim irgi endoskopiškai apžiūrėti ir pacientui objektyvizuoti jam jo simptomus ir pasakyti, kad tau tikrai taip yra, nes aš objektyviai viską aš matau ir galiu dėl to tiksliau galbūt optimalesnį gydymą paskirti. Aš galvoju, net jeigu yra sutrikimas grinai emocinės kilmės, juk ten taip pat kažkas pradeda matytis, ar ne? Kad realiai užsiveda streso, kiek man žinoma, lyg skrandžio rūgšties išskyrimo grandis, kad realiai būna paraudę, nukentėję ir panašiai. Kas ten matosi iš vidaus? Pasakyti, ar tai nuo streso tas paraudimas kažkoks, ar ta erozija atsiradusi, ar raukas neužsidaro, mes negalim pasakyti. Bet mes tiesiog galim teigti, kad jum yra paraudė kažkas,
bet tas spaudimas jis gali būti tiek stresas įtakoti, tiek mitybiniai dalykai, vaistų galų gale vartojimas kažkokių tai specifinių irgi gali tą duoti. Bet jeigu tu sulygini pačią tą anamnezę paciento, simptomus, jo, kaip net skaičiau, gyvenimo tam tikrus jo tarpsnius ir tai, ką matai, tu jau gali diferencijuoti ir sakyti, kad greičiausiai bus ten dėl to ar dėl kažkokios kitos priežasties. Bet skau taip, kad pasakyti, jeigu erozija vienam kampe, tai čia yra nuo rūgštingumo tik tai, o paraudimas kitam kampe, tai čia yra stresas, dėja mes to negalim padaryti. Bet jeigu vėlgi kartais būni, kad tu nieko nematai ir yra idealu, tai vėlgi tada jau, kaip sakant, ateina tas ir pacientui suvokimas, kad jeigu tau skauda, bet čia viskas yra gerai, tai galbūt yra problema kitur. Endoskopija, echoskopija. Ar tai yra privaloma gydytojo gastroenterologo darbo dalis, ar kaip vyksta? Nebūtinai. Ar tu jau tada kliaujasi kitų kolegų apžiūrinėjimu ir matai išvadą ant lapo? Visokių atvejų pasitaiko ir kad ateina su tyrimais, tu tiesiog juos vertini. Aišku, kartais, sakant, stengiasi tikėti kitų gydytojų išvadom, nes tai būtų tikrai netiška netikėti. Tai tu pasižiūri ir kitų tyrimus, tiek to echoskopijos ir endoskopijos ir jau pagal tuos ir skiri gydymą. Bet jei ką, ar tu pats tai darai? Taip, pas mus visi gastroenterologai tą daro, moka daryti ir tikrai daro, aišku, tai priklauso ir nuo daug faktorių, ir nuo patirties, ir nuo aparatūros kokybės, ir nuo pačio paciento tam tikrų fiziologinių dalykų irgi priklauso ypač echoskopija. Kad jeigu reikia, tu apsižiūri. Tai būtinai, tai čia yra tavo antros rankos diagnostinės, ką tu gali padaryti, tikrai daug sužinoti ir pagal tai vėlgi atskirti tas ligas, kažkas, kas liečia psichosomatiką, kas yra organinė patologija. Ir dar labai įdomu, o kas yra tavo be šių minėtų, kas dar yra tas standartinis tyrimų paketas, be kurio praktiškai nei vienas turbūt pacientas tau nėra iki galo aiškus? Tai belieka, kas instrumentinius tyrimus išvardiname, lieka daug laboratoriniai tyrimai, tai kraujo tyrimai irgi daug ką pasako. Ką tu ten tikrini? Labai įdomu. Kepenų veiklą galima patikrinti, kasos uždegimo rodiklius, tam tikrus bendrus uždegiminius rodiklius, tikrai daug ką, medicinai daug ką galima. Ir čia prieinam prie taip pat tokios įdomios vietos, kad atrodo daug pakalbėta apie mūsų, iš studijų atsimenu, kaip vienas dėstytojas sakydavo apie vamzdį, ar ne, kur per burną įdedam ir paskui ten apačioje viskas iškrenta, tai yra žmogaus virškinamasis traktas ir žmogus yra tik vamzdis. Deja, ne tik vamzdis, nes šalia vamzdžio mes turime daug priedų visokių, ar ne? Ir gastroenterologija tai nėra vien apie vamzdį, tai yra ir apie šalia esančius organus. Tai tikrai kažkaip nepaklausiau, bet kas ten vyksta pas lietuvaičius, kas vyksta su priediniais tais organais šalia. Jo, tai jeigu taip apie tuos priedus organus kalbėti, tai kas yra kepenys, kasa, tulžies pūslė, tokie galbūt pagrindiniai tie organai, tai su jais vėl, kas liečia tulžies pūslę, akmenys. Akmenys, tulžies pūslė, taip akmenys, kurie dažnai imituoja taip tuos vadinamus skrandžio skausmus. Po dubute maudimai kažkokie link dešiniojo šonkaulių lanku, tai vėlgi visą laiką išai lemputė, o echoskopija būtina atmesti tulžies pūslės akmenligės epizodus. Tai vienas. Kasa. Kasa irgi organas yra pakankamai irgi nedėkingas echoskopijai, nes vėlgi dėl lokalizacijos ir tam tikrų, jeigu būna pakitimus, šiek tiek sunkiau matyti, bet vėlgi yra kažkokie stiprus skausmai, kurie juosiantis tokie, tai vėlgi echoskopiškai žiūri ir kas atkreipia labiau dėmesį ir laboratoriniai tyrimai dėl kasos uždegimo vertinimo. Su kepenim, vėlgi kepenų dydis svarbus, pati struktūra, ne kad dažnas reikalas, bet toksai, kad gan dažnai iš tikrųjų būna ir vis pastebiu galbūt vis jaunesniam amžiui pacientų. Tai yra kepenų suriebėjimas. Suriebėjimas. Jo, tai va tą mes galime ir echoskopiškai matyti, tai va irgi vis dažniau pasitaiko tokių dalykų. Tai. O jis atsiranda kažkokiais sudėtingais ar super paprastais būdais ir keliais? Kodėl jo daugėja? Kaip tu matai situaciją? Aš galvoju, kad čia vėlgi tas mūsų gyvenimo tempas. Mitybiniai dalykai, nejudėjimas, va, tas labai daug prisideda. Net ir jų gydymas tų suriebėjusių kepenų, tai kaip ir sakau, mitybos dalykus pasireguliuoti ir judėti, tai yra judėjimas.
Kad tarsi tas, pavadinkim, riebalinis audinys, kad tai nėra super skirtinga nuo mūsų poodinio riebalinio audinio. Jeigu taip supaprastinti, taip tikrai tą pacientam tikrai tą galima, jiem tada lengviau tą suprasti ir tikrai taip. Jeigu paprastais žodžiais reikėtų paaiškinti, kam reikalinga kasa, kam reikalinga tulžies pūslė ir kuo ten jos tarpusavy skiriasi ir kad žmonės žinotų, kam čia šitie dalykai. Kas liečia tulžies pūslę, tai yra virškinimo organas, jisai kaupia tulžies rūgštis, kurios reikia virškinimui. Be tulžies pūslės žmogus gali puikiai gyventi irgi, tą reikia nepamiršti ir netgi pacientam tą netgi akcentuoti, kurie turi tulžies pūslės akmenis ir kurie bijo operuotis, nes nereikia tą daryti. Tiesiog nebus kaupima tulžies, kaip indo grubiai tariant nebus. Bet ta tulžies visą laiką bėgs į 12-pirštę žarną iš kepenų latakų. Viskas. Kad jinai ten gaminsis, bet nieks nuo to blogo nenutiks tikrai. Su kasa yra organas sudėtingesnis, jis turi dvi dalis, kaip sakant, egzokrininė ir endokrininė. Tai endokrininė tai čia jau mūsų endokrinologų reikalai visi, insulinai ir panašiai. O egzokrininė tai yra kasos fermentai, kurie išskiriami irgi virškinimui, o be kasos fermentų mes riebalų nesuvirškintume ir neįsisavintume vitaminų A, D, E ir K. Tai va toks skirtumas tarp šitų dviejų organų. Kas tas svarbiau? Kasa svarbiau. Kasas būtų svarbiau negu tulžies pūslė. Jį gamina, ne tik. Jau tas organas taip, jisai nepakeičiamas. O jei paprastai žodžiais dar paaiškintume, ką tiksliai daro kepenys, kam jos reikalingos? Kepenys tai irgi mūsų, kaip sakant, laboratorija cheminė, grubiai tariant. Ten yra ir tulžis gaminama, ir detoksikacija vyksta tam tikrų cheminių elementų, ir gaminami krešėjimo fermentai, tai yra kraujodaris sistemai reikalingi. Tai yra toks svarbus, vėlgi negalės, kad svarbiausias organas, bet dar aš prisimenu, kaip iš biochemijos laikų dar sakydavau, kad kepenys tai yra tas biochemijos laboratorija ir žmogaus ten siela yra. Tai mums sakydavo. Taip jums sakydavo. Kodėl šis rytis, kodėl ši specialybė? Kaip tave sudomino, kaip tu ją pasukai? Čia turbūt sunkiausias interviu klausimas mano bus. Net nebejoju, norėjosi truputį, pasitreniruoti apie abstrakčius dalykus, dabar be abejo, norisi ateiti prie paties pašnekovo. Tai kaip tam buvo? Kai rinkausi kokią specialybę, iš pradžiai, kai būni studentas, tai ten nori būti chirurgu. Aš ir chirurgas ir panašiai. Po to po truputėlį viskas keičiasi. Šeimos daktaru aš nenorėjau būti vien todėl, kad man atrodo, tai per plati specialybė, reikia visko, apie viską žinoti, aš tiesiog tam nestvertas. Tiesiog mano smegenys tam per sudėtingai, jeigu nori būti gerų daktarų, šeimos daktarų, tu turi viską žinoti. Man jau atkrenta. O po to kažkaip taip, atvirai pasakysiu, netgi sakiau, kad niekada nebūsiu gastroenterologu, bet gal ir sužavėjo, tiesiog 4 kursas, studentavimo metu, ciklas būtent gastroenterologijos. Pamačiau, kaip žmonės dirba skyriuje, labai fainas kolektyvas, įdomios lygos. Kas tau pasirodė įdomios lygos, ką tu atsimeni tuo metu? Tuo metu tie endoskopiniai tyrimai, aišku, jau jie buvo, bet jie dar taip nebuvo, taip labai plačiai čia naudojami. Kaip buvo, bet nebuvo tokio didelio, kaip sakant, čia, kaip dabar, kad vaiba, kad čia viskas jau čia... Kad visada apžiūrėsim, viską matysi, per viršų ir per apačią. Jo, to nebuvo. Tiesiog visas virškinimo sistema tu gali apžiūrėti, patikrinti ir kad tai yra labai svarbi sistema. Netgi vieni sako, kiekviena specialybė sako, jie yra svarbiausia. Aišku, taip nėra, bet tiesiog tas... Dabar netgi kai pagalvoju, iš tikrųjų tai irgi labai plati specialybė, ko aš tuo metu dar nežinojau. Kad tai bus taip pat apie viską, kad mes... Skrandis, ten kepenys, čia, ir plius minus toks dalykas, bet kai pasigilini, įstoji, mokai, supranti, kad wow. Ir tada pagalvoju, kad mityba, koks tai yra didžiulis žmogaus ar bet kurio gyvūno, bet kurio gyvo organizmo, kokia tai yra didelė gyvenimo dalis, ta mityba, ar ne? Ir kiek mes ko galim pataisyti arba pagadinti su mityba. Tikrai taip. Ir daug galbūt ir mūsų daktarų tą mitybą kai kur galbūt ir nuvertinam, bet jinai turi labai didelės įtakos mūsų bendrai savijautai, netgi ne tai, kad tik pavalgyti ar skoniniai dalykai, bet ir bendra savijauta ir daug simptomų gali sumažinti, susitvarkius mitybinius dalykus. Gal netyčia tau yra tekę domėtis, kokia
mityba, ko daugiau ar ko mažiau turi geros įtakos žmonių emociniai būsenai. Būtent smegenų veiklai, tokių kaip organų veiklai ar apskritai kažkokiem kitokiem su mityba po to susijusiam procesam, kaip kad skaidimo metu ten. Šiaip, jo, ne veltui yra atskira rezidentūra, atskira mokslas dietologija. Tai čia jau šitą mes permetame jų, kaip sakant, daržą, bet kas iš gastroenterologinės pusės, tai kaip kiekvienam žmogui turbūt yra svarbus tvarkingumas valgymo, reguliarumas. Aš labiau galbūt irgi pacientam, net ne tai, kad akcentuoju, kokie produktai, kad ten atsisakyti, ar ten pieno produktai, ten cukrus, taip, čia jau daug kas tą žino, bet kad susitvarkyti režimą tam tikrą. Čia kaip ir darbė, kad į darbą tu žinai savo tvarkaraštį, ne? Daug yra, kaip čia, saugiau tu jautiesi tą dieną, žinai kas, kur po to, ką darys. Tas pats su virškinimo sistema, jinai nori tą turėti kažkokį tai reguliarumą, kažkokį pastovumą. Tai va čia tokie dalykai, kad pastovumas ir geriau dažniau, bet pamažiau valgyti, bet pastoviai. Tai toks grubiai aš ir pacientam tą akcentuoju šitus dalykus, o ne konkrečius savo produktus. Ar būna taip, kad tu pažiūrėjęs į veidą, ar pažiūrėjęs į skrandį iš vidaus ir panašiai, praktiškai jau žinai, ką žmogus valgo, kaip žmogus valgo? Į skrandį dėja negaliu, nebent jis būna tam metu pavalgęs, tada jau fiziškai pamatai tą, ką valgė. Bet į patį žmogaus konstituciją, taip tu kažkiek tai gali spėti, kaip ir kiekvienas žmogus, kaip ir tu turbūt savo darbę gali irgi jau iš tam tikrų požymių kažką pasakyti apie žmogų. Tai taip ir mes galim pasakyti apie jo kažkokį tai ar fizinį kažkokius aktyvumus, ar mitybinius dalykus, kažkiek tai taip įmanoma. Bet kad taip jau pasakyti konkrečiai, tai dėja, čia kaip ir sakau, visiems pasborėje turbūt reikia dėl šitų dalykų. Kad iš veido pasakytų, ne? Žinai, galvoju, psichiatrijoje taip, mes labai daug naudojamės tuo tokiu tiesiog stebėjimu ir turbūt lygiai taip pat ir tu. Kartais galvoju, kad mums tai tiek yra jau kasdienė praktika, kad to net nebeapipavidalinam kažkaip žodžiais, ar ne? Bet aš net nebijoju, kad tu tikrai stebi žmogaus odą, žmogaus, nežinau, kraujagyslės, kraujotaką, paakius, ten mimikas, kvapą aplink jį ir taip toliau ir taip toliau. Jo, taip natūralu tampa, kad tu to net neakcentuoji, kad pacientą aš stebiu, bet taip, tu jį stebi. Bendrauji su pacientais, tu jau stebi, taip kažkas kvapo gali, taip vėlgi gali kažką išsiaiškinti šiek tiek. Jisai kaip reaguoja į tavo klausimus, kaip jis kalba, netgi tą pačią emocinę būseną, jau tu gali pasakyti apie jo tą visą, kaip tokia Ko tikėtis? Nusileidus žemyn, ne? Su kamera arba be kameros. Taip, kažkiek ir taip, ir jau tu kalbėdamas jau bandai kurti tą visą diagnozę, jo kas galėtų būti iš tam tikrų grynai, bet net manieros kalbėjimo jau galima kažką apie žmogų pasakyti, jau kur link važiuojam. Pagalvojau, kad vis tiek paklausiu, ar tu kažką manai, ar tu kažką žinai vis dėlto apie tą naujai pradėta aptarinėti pasaulį. Taigi, kas ten tam žarnyne? Mikrobiota, sako, ten atskiras pasaulis, mokslas, atskiras mokslas, atskira bendruomenė ir atskira, nežinau, tauta mūsų žarnynuose gyvena. Sakiau, kad to neklausiu. Sakiau, kad to neklausiu, bet būtinai reikia tai aptarti dabar, manau, kad. Tai ar jau turi kažkokią nuomonę susidaręs? Aš, žinai, noriu kažkaip turbūt švelnint, kad mums visiems tai yra labai naujas sritis, tarp jų, palyginus naują pavadinkim, tarp jų ir psichiatrams sužinoti tai, kad yra didžiulis ryšys tarp žarnyno ir psichikos, nėra visai lengva pradėti tuo kasdieniai praktikoje naudotis ir kažkaip labai protingai, bet galvoju, ar tu jau esi šitoj srity, gal ten nėra apie ką būti toj srity, nežinau, ar turi kažkokią nuomonę. Aišku, yra asmeninė nuomonė, tai čia pasilieku savo. Taip, kad žarnyno ryšys su ta nervinė sistema, centrinė nervinė sistema, kad jisai yra, taip, tikrai jisai yra ir moksliniai tyrimai tą irgi rodo dabar, kiek tai yra akcentuoti reikia būtent tos mikrobiomos, tą poveikį, kiek tai akcentuotis.
Aš tvirtos nuomonės tikrai neturiu, yra tikrai specialistai, kurie tą tyria ir mokslo lygyje, ir tam tikrai yra gastroenterologai, kurie labiau link tos srities ir labai tie dalykai, tai mikrobioma yra aukštinama, tai tam tikrais atvejais aš šiek tiek skeptiškai žiūriu, bet tam tikrai atvejai tikrai yra, kad tas ryšys tikrai yra, jis turi tam įtakos, ta visa žarnyne, kas tas mikrobioma, tai yra visi mikroorganizmai, kurie, kaip sakant, gyvena žarnyne, tai yra begalė dalykų, begalė tų ir bakterijų, ir gerų, ir blogųjų, ir ten jų visa sąveika, tai yra atskiras, netgi sakyčiau, ateityje netgi galėtų būti atskiras mokslas iš tikrųjų. Kaip sakau, atskira respublika, atskira sritis, atskira tautelė. Bet galbūt kartais yra šiandieniam gyvenime ar pasaulyje, gal per daug kai kuriais atvejais aukštinama ir panacėja bandoma pateikti, kad ir išgydo ir autizmus ir kitus dalykus, kurios yra, tai čia labai vėlgi nuo požiūrio priklauso. Tai... Kalbant apie tai, kad viskas tik su tuo susiję, turbūt tikrai ne. Aš galvoju, ar turėtum kažkokių tokių lengvų, švelnių patarimų, tai jei norime mylėti savo mikrobiomą, mikrobiotą, ką galime dėl jos padaryti? Tiesiog gyvenkime įprastą gyvenimą. Tiesiog. Galbūt mažiau taisyklių kažkokių laikytis, griežtų, kurios sukuria didesnį stresą žmogui, jeigu jis jų nesilaiko, jis taip galvoja. Ir tai užsiveda tas visas ratas. Tai tiesiog pabandykim gyventi paprastai, kaip mūsų protėviai gyveno ir tiesiog suprantu, kad tai yra galbūt neįmanoma didžiąją dalim, bet pabandyti tikrai verta. Kaip yra tas pavadinimas viso požiūrio, viso judėjimo, intuityvus valgymas, pagal pajautimą, ar ne? Galbūt kartais irgi nereikia taip jau pagal pajautimą, nes galime penktadienio vakare labai pajausti, kad norime nuovargio maskuotis. Taip galbūt nereikia, tiesiog stengtis džiaugtis gyvenimu ir viskas. O paminėjai protėviai, kaip gyveno, tai kaip tu manai, esminis skirtumas, kur vis dėlto protėviai laimi? Kaip? Kas? Vėlgi, aš esu žmogus labiau toks kaip ir mokslo, remiantis mokslo. Tai čia tokio mokslo nėra padaryta, bet jeigu atlygint pagrindinius skirtumus dabartinis gyvenimas ir kas anksčiau, aišku, kokybė maisto šiuo metu yra pas mus tikrai, aš manau, kad geresnė kažkiek tikrai. Bet stresinius faktoriai tai nuneša visus mūsų ankstesnius protėvių. Ten jie tikrai to stresinių tikrai mažiau turėjo, kiti dalykai rūpėdavo negu šiais laikais. Ar yra kokių nors vis pasikartojančių klausimų, kur tu jau matai, kad aš čia vis kartojuosi šiandien lietuvių tauta, nes turbūt daugiausiai lietuvaičiai ateina pas tave konsultuotis. Ar esi pastebėjęs, kad jie vėl ir vėl klausia to paties ir turbūt, kad kažkur kažką nugirdo ir tu visiems jiems norėtum pasakyti, kad panašu, kad taip nėra? Dabar gal mažiau, bet buvo etapas, kaip po vienos tokios laidos sveikatos buvo, kad visi pradėjo actą gerti. Actą. Tai tada ir stipriai, ir neskiesta. Taip, tada iškart sakau, actas, ne. Dažnai būna dar pacientų, iš tikrųjų, kaip apie tą dėsningumus pasakei, bet vėl čia galbūt dietologam labiau klausimas būtų dėl tų visų keto dietų, protarpinių badavimų. Tai vėlgi, čia yra tam tikrų irgi niuansų, kur vieniem tinka, kitiem ne, tai jau jie visi nori labai universalios dietos, kad viskam. Tai sakau, su protarpiniu badavimu aš pacientams sakau, pasirinkit savo režimą, nes vėl tam tikri režimai, jeigu jums tinka, valio, pirmyn važiuojat. Su keto dieta vėlgi yra tam tikrų niuansų, kur geriau vėlgi pasitart su tais pačiais dietologais ir tiksliau negali taip, kad aklai sekti tam tikrais tais trendais vadinamais. Kaip gastroenterologas, tu sakytum, svarbiausia turėti, aišku, režimą. Planą kažkokį. Planą, bandyti suvokti, ką čia darau. Taip, ir to plano laikytis ne paskubomis, kaip sakant, kad reikia ir staigiai kemšu tą maistą. Ne. Ramiai, neskubant valgyti. Skirti laiko valgyti. Kiek kartų sukramtyti? Tiesiog sukramtyti. Nereikia kramtyti 30 kartų, 60 kartų. Bet yra tie skaičiai, žmonės kalba. Buvo, taip, žmonės, iš tos tėros, kad žmonės kalba, ateina ir sako, kiek kartų reikia sukramtyti? Sakai, reikia valgyti lėtai neskubėdami, tai čia 33 kartus kramtyti.
Nu, gal 34 dėl manęs, bet tiesiog neskaičiuokit, nes vėlgi stresas tau sukursi skaičiuodamas, kiek kartų sukramtai. Tiesiog ramiai pavalgyti ir viskas. Kaip smagu, kad tu kalbi būtent apie tai, apie ką tikrai ir man labai dažnai norisi kalbėtis, kad kai jau mes kažką iš esmės griebiam jauti už ragų ir imam kontroliuoti, kad tai irgi yra labai didelė streso išraiška, ar ne? Tikrai, Kad kartais tiesiog yra apie tokį paleidimą, apie lengvumą, apie pajautimą, kažkokį tiesiog pabuvimą tam momente, Tikrai, o ne pagal labai griežtą grafiką kažko tai darimą. Kiekvienas kraštutinumas, ar jis tai būtų geras, ar jis tai blogas, tai vis tiek yra kraštutinumas. Tai gyvenime ir taip tų kraštutinumų mes turime, tai bent čia nekrypkim juos. Čia kaip psichiatrijoje, psichoterapijoje vis nuskamba turbūt iš manęs ta frazė pacientams, kad kaip gerai būtų būti ir kaip sveika būtų būti pilkuose atspalviuose, neturėti visiškai juodo ir visiškai balto, bet būti labiau šviesiai pilkame, tamsiai pilkame, bet vis dėlto pilkame kažkokiame tame diapazone. Nu, taip, galima taip gražiai, bet taip pavadinti, tikrai toks gražus paaiškinimas. Pritaikyti aš pacientams savo šitą. Šitoj vietoj labai noriu padėkoti tau už pokalbį ir už tuos dalykus, kuriuos pasidalini. Labai vertinu tai, kad pasidalini savo išmintimi, tokiu, tikrai pajautimu, išmintimi iš kasdienės praktikos. Kartais mums gali atrodyti, kad mes tie jauni žmonės dar niekaip negalim turėti tos išminties. Gal truputį kažkokios jau ir yra. Nori, nenori, ateina kažkada tai. Išklausai bent tai.